Na tai ką, trečias formulyno skyrius – šiluminiai reiškiniai, važiuojam. Kažkas nutiko su video įrašu, todėl didžiosios dalies video šitame mano veido nematysi, bet visa kita dalis įsirašė, tai važiuojam, žiūrim. Jeigu žiūri pirmą kartą formulyno video, tai dabar bus įžanga, pažiūrėk ją. Jeigu ne, keliauk tiesiai į šitą laiką ir pasimatom ten. Labas. Čia yra fizikos pamokų serija, kur rodau, kaip pasiruošti fizikos egzaminui, konkrečiai 11 klasiai. Ir turbūt didžiausias, pagrindinis dalykas, kurį tau reikėtų daryti ruošiantis egzaminui, tai išmokti formulyną. Ir čia neturiu menį išmokti visas formulės, tam jos ten tau ir duotos, kad nereiktų jų mokytis. Bet tau duoda žiauriai didelę gerą špargalkę. Tai labai svarbu, kad jie ir mokėtum tikrai gerai naudotis. Tai reiškia, tau reikia žinoti kiekvieną raidę formulinę, ką jinai reiškia. Ir tau taip pat reikia žinoti, čia yra skaliaras ar vektorius, ir kokie yra to fizikinio dydžio matavimo vienetai. Tai važiuojam. Beje, paskaičiavau, kad 11 klasiai maždaug tarp 15-20 taškų tau duoda tiesiog va taip, jeigu moki naudotis formulynu. Tai kai moki naudotis formulynu, apie pusę taškų turėtum surinkti. Nu ką, pasiraitojam rankovės, daug čia tų formulių, daug. Pirma formulė yra molinės masės formulė. Tai čia M didžioji ir yra molinė masė. Ji kiekvienai medžiagai, kiekvieniems atomams skirtinga, bet bendrai matuojama kilogramais molyje. Ir gal šitoje dalyje nesakysiu skaliaras vektorius, nes čia visi yra skaliarai praktiškai, kur yra vektoriai, tai paminėsiu atskirai. Molinė masė yra tai, ką tau duoda periodinė lentelė. Tai, pavyzdžiui, paimkim belę kokį elementą, pavyzdžiui, anglis. Ties anglim čia apačioje parašyta 12,011, suapvalinam iki sveikų ir tai yra molinė masė gramais molyje. Mes, kadangi skaičiuojam kilogramais molyje, tai mums reikės pasiversti tada į kilogramus, tai reikėtų dalinti iš 1000. Bet kokio elemento molinę masę mums duos periodiniai lenteliai. Jeigu konkrečiai kalbant apie egzaminą, tai tau arba duos kažkokią iškarpą periodinės lentelės, tikriausiai ne visą, arba tiesiog pasakys, kad molinė masė yra tokia ir tokia. Čia aš beje naudoju tokią interaktyvę periodinę lentelę, jinai yra nemokama, vadinasi patable.com, gali nueiti pasižiūrėti. Ir dar beje, jeigu pavyzdžiui tau reikia surasti molinę masę, sakykime, anglies dioksido, tai šitame junginyje yra tiek anglis, tiek deguonis, todėl bendra molinė masė jų susideda. Tai šiuo atveju anglis būtų 12, plus 2 deguonis, tai plus 16 kart 2, ir gautume 32 plus 12, 44 gramai molyje, o pasivertus į kilogramus tai būtų 0,044. M0 čia yra dalelės masė, matuojama kilogramais. O kai kalbam apie dalelės masę, tai dažniausiai turime omeny atomai, molekulės, tikriausiai šitie du pagrindiniai. Tai jeigu, pavyzdžiui, molinę masę skaičiuojam 0,044 anglies dioksido, tai ir suskaičiuotume anglies dioksido molekulės masę. O jeigu, pavyzdžiui, įsistatytume tik anglies, tai 0,012 kg molyje, tai jau čia būtų anglies atomo masė. O Na yra Avogadro skaičius arba Avogadro konstanta, jis tau duotas yra formulyne. Štai čia trečias nuo viršaus. Avogadro skaičius tiesiog pasako, kiek dalelių, atomų arba molekulių vėlgi, yra viename molyje medžiagos. Vienas molis medžiagos, tai yra tiesiog tam tikras kiekis medžiagos, kur tas tam tikras kiekis yra 6,02 kart 1023 dalelių. Čia gali labai panašiai įsiduoti, kaip pavyzdžiui žodį tuzinas. Tuzinas yra 12 objektų. Tai Avogadro skaičius yra 6,02 kart 1023 dalelių. Kita formulė yra skirta apskaičiuoti dalelių kiekį. Tai jinai skirta, kai mums reikia pasakyti, kiek pavyzdžiui 5 kg sveriančiame aliuminio luite yra aliuminio atomų. Tokiu atveju naudotume šitą formulę. Tai N ir yra dalelių skaičius. Matavimo vienetų neturi. M yra tos medžiagos masė, jau nebe vienos dalelės masė. M didžioji molinė masė, Na Avogadro skaičius, tai šitos jau žiūrėjom praeitoje formulėje. O medžiagos masė matuojama kilogramais, žinoma. Egzistuoja viena formulė, kurios čia nėra, bet kurią reikėtų žinoti. Tai yra medžiagos kiekis. Šita į V panaši raidė vadinasi nu, yra graikiška raidė, vadinasi medžiagos kiekis, bet daugeliui žinoma kaip tiesiog molių kiekis arba molių skaičius. Ir žinoma matuojama moliais. Tai jisai iš esmės yra dalis tos didesnės formulės, tai šitos.
nes čia masė iš molinės masės ir yra medžiagos kiekis. Tai keliaujam toliau, tankis. Tankio formulė yra tikrai klasikinė, ji labai dažnai naudojama, galima sutikti ją ne tik šitame skyriuje, bet praktiškai visose, kai mums, pavyzdžiui, duoda medžiagos tūrį arba kažkokius tai kūno matmenis ir tada duoda tankį arba pasako tiesiog, kad čia yra auksas. Ir tada reikia pasižiūrėti lentelę ir matyti, kad tenai auksas, koks jo tankis. Ir pagal tai suskaičiuoti masę, o tada jau tą masę naudoti kitiem visokiem dalykam. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip šitą formulę galima taikyti. O matavimo vienetai yra kilogramai kubiniame metre. O V yra tiesiog medžiagos tūris. Tai kiek ta medžiaga užima erdvės. Matuojama kubiniais metrais. Dabar sekanti formulė vadinasi dalelių koncentracija. Ir būk atidus ir atidi. N jūs dažniausiai chemijoje žymite kaip medžiagos kiekį arba molių skaičių, kurį ką tik minėjau. Fizikoje N šitoje temoje turi kitą reikšmę. Tai yra dalelių koncentracija. Tai kiek dalelių yra kubinėme metre. Pavyzdžiui, labai žema dalelių koncentracija būtų 100 dalelių kubinėme metre, o truputį didesnė dalelių koncentracija būtų, sakykime, 1000 dalelių tam pačiam kubinėme metre. Dabar dalelių koncentracijos matavimo vienetai yra metrai minus trečiuoju. Kodėl taip? Nes dalelių koncentraciją apskaičiuojam dalindami dalelių skaičių iš tūrio. Tai vadinasi, dalinam kažkas, kas neturi matavimo vienetų, tai tiesiog skaičius, padalinta iš kubinių metrų. Kai padalinam iš kubinių metrų, tai tas pats, kas metrai pakelta minus trečiuoju. Todėl ir tokie matavimo vienetai. Čia kaip pavyzdys, tiesiog, sakykime, jeigu turime n lygų 1000 metrai minus trečiuoju, tai reiškia, kad yra 1000 dalelių kubinėme metre. Kita formulė yra slėgio formulė. P yra slėgis ir matuojamas paskaliais. Slėgis irgi yra skaliaras, kaip ir visi kiti dydžiai iki dabar. F yra jėga, apie kurią daug kalbėjom pirmame skyriuje, tai nebesikartosiu. F yra vienas iš tų vektorinių dydžių čia. O S yra plotas, į kurį veikia jėga. Tai pavyzdžiui, jeigu dramblys remiasi su savo koja į smėlį, tai slėgis, kurį jis suteikia žemėje, yra jėga, su kuria koja spaudžia žemę, padalinta iš jo kojos ploto. Ir matuojamas kvadratiniais metrais. Toliau turime tokią sudėtingai atrodančią formulę ir iš tikrųjų yra labai svarbi formulė. Ji vadinasi pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. Kodėl jinai yra tokia svarbi? Todėl, kad ji sujungia makro ir mikro pasaulius. Makro pasaulį, tai ką mes galime pamatuoti, pajausti, ir mikro pasaulį, tai kas mums yra per daug maža ir nematoma. Tai tas makro elementas yra P, slėgis, apie kurį jau kalbėjom, o mikro pasaulio elementai tai yra M0, kas yra atomo arba molekulės masė, N, dalelių koncentracija ir V šitas dalykas. Tai kas šitas V dalykas? Tai šitas V vadinasi greičių kvadratų vidurkis. Tai čia iš esmės kažkokioje sistemoje paimti visi greičiai, pakelti kvadratu ir tada paimtas jų visų vidurkis. Kadangi jie pakelti kvadratu, tai ir matavimo vienetai kaip greičio, bet pakelta kvadratu. Tai metrai kvadratu per sekundę kvadratu. Bet dažniausiai iš tikrųjų tai tau duos tiesiog dalelių greitį. Ir tas dalelių greitis yra šaknis iš greičių kvadrato vidurkio. Tai turėk omeny, jeigu tau reikia jį statyti į formulę, tai tau tikriausiai reikės pakelti kvadratu. Arba tavęs gali paprašyti apskaičiuoti tą dalelių greitį. Kaip jisai vadinasi? Jisai vadinasi vidutinis kvadratinis greitis. Ir šitas jau matuojamas tiesiog metrais per sekundę. Žinau, kad jie labai panašiai skamba, labai panašiai atrodo. Bet ką padarysi. Ir beje, net jeigu jie abu yra greičiai, vis tiek abu yra skaliarai. Todėl, kad čia yra greičių vidurkis. Ten tie greičiai visas pusės nutaikyti. Mes paimam tiesiog jų greičių modulių vidurkį iš esmės. Nesvarbu, kuria kryptim juda. Na, o sekanti formulė irgi labai įdomi, todėl, kad ji parodo, kad dalelių vidutinė kinetinė energija, tas EK0, yra lygus 3/2 K, kas yra konstanta, toj pažiūrėsim, kart temperatūra. Tai vadinasi, dalelių kinetinė energija yra lygi skaičius kart temperatūra. Tai realiai dalelių kinetinė energija yra temperatūra ir temperatūra yra dalelių kinetinė energija. Čia tas pats dalykas. Tai EK reiškia kinetinė energija, nuliukas šitam formulyno skyriuje reiškia dalelės, tai yra atomo molekulės dalykas, tai čia dalelės kinetinė energija, o brūkšnys viršui reiškia vidutinė. Ir kaip visos energijos matuojama džiauliais. Šitas K tai yra Boltzmano konstanta, ją rasi formulyną. Štai čia iškart po Avogadro skaičiaus.
o T didžioji yra temperatūra kelvinais. Labai svarbu šitam formulyno skyriui, šitoj temoj, temperatūra būna rašoma T didžioji kai kelvinais, T mažoji kai laipsniais Celsijaus. Ir atkreip dėmesį, kelvinai neturi laipsnių. Kelvinai yra tiesiog kelvinai, o Celcijai yra laipsniai Celsijaus. Kas mus labai gražiai ir priveda prie kitos formulės. Šita formulė yra labai paprasta, jinai tiesiog parodo, kaip kelvinai susiję su laipsniais Celsijaus. Tiesiog prie laipsnių Celsijaus pridedi 273, gauni kelvinus. Taip yra todėl, kad jie naudojasi tą pačią skalę, tik tai kelvinas prasideda ties nuliu, žemiausia temperatūra, o Celsijaus žemiausia temperatūra yra minus 273 laipsniai. Aha, ir paskutinė šito eilutėje formulė yra irgi labai svarbi, ji vadinasi idealiųjų dujų būsenos formulė. Čia apie ją galima būtų kalbėti daug, bet iš esmės jinai tiesiog parodo, kaip susiję pagrindiniai dujų matmenys. Tai yra slėgis, tūris, temperatūra. Tai slėgi turi masę, molinę masę, temperatūrą jau apkalbėjom, atkreipdėmėsi T didžioji, tai būtinai visada kelvinai skaičiuok, o R yra universalioji dujų konstanta, ji irgi yra formulyne. Tai štai iš karto po Boltzmano konstanta yra universalioji dujų konstanta. Tau netgi parodo, iš ko jinai susidaro, jinai susidaugina iš dviejų kitų konstantų. Tai yra iš Boltzmano konstantos ir iš Avogadro skaičiaus. Ir tada gaunam, štai tokį skaičių, 8,31 dažniausiai imam. Na kągi, ir einam prie antros eilutės. Tai antros eilutės pirma formulė labai susijusi su ta universaliaja dujų konstanta, nes kaip ir turbūt pastebi labai panašiai dešinioji lygties pusė atrodo, tas U yra vidinė energija. Kadangi tai yra energija, tai taip pat matuojam džiauliais. Dabar šitą formulę galima naudoti tik dujoms. Ir turėk omeny, kad kartais ją irgi reikia kombinuoti su idealiųjų dujų būsenos formulė, nes tas M iš MRT yra toks pat ir idealiųjų dujų būsenos formuliai, tai tada pertvarkius gautus, kad U yra lygu 3/2 P kart V. Tai irgi gali būti daug kur panaudojama ir tikrai visai naudinga. Beje, aš apie vidinę energiją esu sukūręs visai išsamių video pamokų, tai pridėsiu jos į aprašymą, jeigu domina. O dabar mes jau paliekam, tokia molekulinės kinetinės teorijos, sakykime, tas bazinės šiluminių reiškinių formulės ir pereinam prie termodinamikos labiau. O termodinamika yra apie tai, kaip vidinė energija, arba buitiškai kalbant šiluma, vaikšto tarp kūnų. Ir konkrečiai šita formulė parodo, koks šilumos kiekis reikalingas, tai kitaip sakant, kiek energijos mums reikia, pašildyti kažkokią medžiagą tam tikrą laipsnių skaičių. Tai Q yra tas šilumos kiekis, arba buitiškiau kalbant, šiluminė energija. Gal ne visai techniškai teisingai, bet jeigu tau padeda atsiminti, tai galvok šiluminė čia energija, kurios mums reikia sušildyti kažką. Kadangi tai irgi yra energija, tai matuojama džiauliais. C yra savitoji medžiagos šiluma. Medžiagos savitoji šiluma pasako, kiek energijos reikia tai specifiniai medžiagai pašildyti 1 laipsnių Celsijaus 1 kilogramą medžiagos. Tai ir jos matavimo vienetai yra džiauliai per kilogramą laipsnių Celsijaus arba kelvinų. Tai ką čia reiškia? Čia pavyzdžiui reiškia, kad jeigu vandens savitoji šiluma yra 4200 džiaulių per kilogramą kelvinų, tai reiškia, kad pašildyti 1 kelvinu 1 kilogramą vandens mums reikia 4200 džiaulių energijos. Apie medžiagos savitąją šilumą irgi esu padaręs labai neblogą video, įkelsiu į aprašymą taip pat. Prisimink, kad T šitame skyriuje yra temperatūra, nors pirmose dviejose T yra laikas dažniausiai. Ir kadangi tiek laipsnių Celsijaus, tiek kelvinų temperatūrų skirtumas yra toks pat, tai gali naudoti tiek pat tiek kelvinus, tiek Celsijaus čia. Ir toliau tęsiam su tais Q. Tai Q lambda M. Čia realiai visi šitie Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jie visi reiškia šilumos kiekį. Taip, paprastai kalbant. Bet kiekvienas Q yra skirtingame kontekste. Tai labai svarbu žinoti, kad teisingai pritaikytum formulę, kuris Q ką tiksliai reiškia. Tai dabar einam prie Q lygų lambda M. Šita formulė naudojama medžiagai lydantis ir kietėjant. Tai čia Q yra šilumos kiekis reikalingas medžiagai išlydyti arba šilumos kiekis išsiskyręs iš medžiagos, kai ji kietėja. Ir kaip ir prieš tai matuojamas džiauliais. Lambda tai yra savitoji lydimosi arba savitoji kietėjimo šiluma. Čia reiškia, kiek energijos reikia 1 kilogramui medžiagos išlydyti arba kiek energijos išsiskiria 1 kilogramui medžiagos kietėjant. Tai jinai kaip ir ta C savitoji šiluma
yra specifinė kiekvienai medžiagai ir ją dažniausiai randam lentelėse arba duos. Ir matavimo vienetai yra džiauliai kilograme. O M tai žinoma yra lydomos arba kietėjančios medžiagos masė, priklausomai kas vyksta, lydosi ar kietėja. Čia beje, man atrodo, irgi nepaminėjau, M irgi tą patį reiškia šildomos arba vėstančios medžiagos masė. Beje, jeigu Q yra teigiamas, vadinasi medžiaga šyla arba lydosi. Jeigu Q yra neigiamas, vadinasi medžiaga vėsta arba kietėja. Trečia Q formulė šitoje eilėje yra susijusi su garavimu arba kondensacija. Tai šitos dvi formulės, lambda ir L didžioji, jos yra susijusios su medžiagų faziniais virsmais. Tai šiuo atveju Q yra šilumos kiekis reikalingas tam tikrą medžiagos kiekį išgarinti arba šilumos kiekis išsiskyręs tam medžiagos kiekiui kondensuojantis. Ir taip pat žinoma matuojamas džiauliais. O L yra savitoji garavimo arba kondensacijos šiluma, tai taip pat kaip su lydimuose, kiek energijos reikia vienam kilogramui medžiagos išgarinti arba kiek išsiskiria vienam kilogramui medžiagos kondensuojantis. Ir taip pat kaip lambda matuojama džiauliais per kilogramą. O M tai žinoma yra tos išgaravusios medžiagos masė. Na ką, liko 5 formulės, paskutinė iš tų šilumos kiekio formulių Q lygų QM. Tai čia yra, kai dega kuras, šitą formulę naudojam. Čia Q reiškia, kiek šilumos išskiria kūnas, kuris dega. Tai pavyzdžiui, dažniausiai čia kalbam apie kurą. Tai pavyzdžiui, kiek dega nafta, ten kilogramas naftos, 5 kilogramai, medis, dar kas nors. Tai Q yra kuro išskirtas šilumos kiekis. Ir kaip visi šilumos kiekiai matuojame džiauliais. Q mažoji yra savitoji kuro degimo šiluma. Tai kiek 1 kilogramas kuro sudegęs išskiria šilumos. Ir matuojama džiauliais kilograme. O M šiuo atveju yra sudegusio kuro masė. Tada turim formulę A su apostrofą, kartais sako A' lygų P delta V. Čia yra dujų atliktas darbas. O dar konkrečiau tai dujų atliktas darbas dujoms plečiantis. Ir kaip visada darbai matuojama džiauliais. P ir delta V neberašysiu, nes jau kalbėjom tiek apie slėgį, tiek apie tūrį, bet tik paminėsiu, kad P slėgis šiuo atveju turi būti stabilus. Tai reiškia, jis negali keistis, kai skaičiuojam pagal šitą formulę. O tuo tarpu delta V turi keistis, nes dujos turi plėstis, kad jos atliktų darbą. Jeigu tūrio pokytis yra 0, tai ir tada darbas bus lygus 0. Taip pat delta V gali būti neigiamas. Bet jeigu delta V bus neigiamas, tai tuomet bus darbas atliktas dujas spausti. Tai kabutėse į dujas atliktas darbas bus, o ne dujų atliktas darbas. Ir tas į dujas atliktas darbas iš tikrųjų irgi turi savotišką, kaip ir raidę. Tai jeigu gautum neigiamą, čia galim netgi parašyti, tai neigiamas darbas bus minus P kart delta V. Tai dujų atliktas darbas ar į dujas atliktas darbas skiriasi tik tai per minusą. Ir šitai mums bus labai aktualu ateinančioje formulėje. Ir dar vienas dalykas. Šitą formulę gali naudoti, kai reikia skaičiuoti plotą po grafiku. Kaip ten konkrečiau tai daryti, dabar neįsim čia į detalės, bet aš tai detaliau paaiškinu viename iš savo video sprendimo. Konkrečiai tai čia būtų 25 metų pagrindinės sesijos 11 klausimas. Pridėsiu nuorodą į aprašymą. Tai gali pažiūrėti, kaip tenai skaičiuojamas darbas po grafiku. Na va ir kaip minėjau, darbas bus aktualus šitoj formuliai. Šita formulė vadinasi pirmasis termodinamikos dėsnis. Čia kaip ir jau visus dydžius tu žinai. Delta U tai yra vidinės energijos pokytis. A yra į dujas atliktas darbas. Tai darbas reikalingas dujas suspausti. O Q yra šilumos kiekis. Bet čia gal reikėtų konkrečiau pažiūrėti apskritai. Šita formulė yra, jinai kalba apie visą sistemą kaip vieną kažkokį vienetą. Tai taip net ir sunku įvardinti, nepabraižius šiek tiek. Tai pirmiausiai įsivaizduok, kad turime kažkokį tai indą, kuriame yra dujos. Ketvirta siena yra toks kaip slankiklis, kuris gali vaikščioti aukštyn žemyn. Jeigu mes šitas dujas kaitinsim, tai paklius į vidų šilumos kiekis tam tikras. Todėl bus teigiamas šilumos kiekis ateinantis į sistemą. Tuo tarpu, jeigu kažkiek atvės, tai šilumos kiekis paliks sistemą. Ir tada rašysime kaip neigiamą šilumos kiekį. Jeigu dujos plėsis ir stums šitas lankiklį į viršų,
tai bus teigiamas tūrio pokytis, vadinasi, dujos atliks darbą. Dujų atliktas darbas, o kadangi A su apostrofu yra neigiamas A, tai čia irgi rašysime tada neigiamą A, jeigu dujos atlieka darbą. Bet jeigu mes dujas spausime, tai tuomet darbas bus atliktas į dujas arba atliktas darbas suspaudžiant dujas. Tai tuomet jau A bus teigiamas, nes tai yra A apibrėžimas. Ir čia rašysime kaip teigiamą darbą. O delta U tai vidinės energijos pokytis. Vidinė energija yra tiesiogiai priklausoma nuo temperatūros. Tai jeigu temperatūra kils, delta U didės. Jeigu temperatūra mažės, tai ir delta U mažės. Čia iš tos formulės, kur neseniai žiūrėjom, kad U yra 3/2 m iš m kart RT. Bet jeigu tai yra delta U, vadinasi, čia reikia prirašyti tiesiog delta T. Na ką, ir turime paskutinės dvi formulės, abi yra naudingumo koeficiento formulės. Bet viena yra eta max, čia rašo, tai pasiaiškinkim. Šita formulė yra skirta apskaičiuoti maksimalų teorinį šiluminio variklio naudingumo koeficientą. Bet tokio realiai nieks ir nepasiekė. Jo matavimo vienetų jisai neturi, nebent padaugintume į 100%, kaip su ankstesniais naudingumo koeficientais, ir tada jau matavimo vienetai būtų procentai. Bet dažniausiai nerašo matavimo vienetų ir skaičiuojam nuo 0 iki vieneto. O T1 ir T2 tai yra temperatūros. T1 yra temperatūra, kuri ateina į šiluminį variklį, tai jinai karšta yra. Čia gali įsivaizduoti garo turbiną. Ten ateina labai karšti garai, pavyzdžiui, 500 laipsnių Celsijaus, nežinau, ar kažko panašaus, beje, čia kelvinais reikia skaičiuoti, bet turbina atlieka darbą, tai dalis tos garų šiluminės energijos yra paverčiama į darbą, todėl garų temperatūra atvėsta. Ir T2 yra atvėsusių garų temperatūra. Tai kitaip sakant, kuo didesnis šitas skirtumas yra T1 ir T2, tuo bus didesnis naudingumo koeficientas. Tai turbinų tikslas yra turėti kuo karštesnius garus ir kuo juos labiau atvėsinti turbinos darbo metu. Ir kaip jau ir paminėjau, jos abi matuojamos kelvinais. Tikrai ne Celsiais, būtinai kelvinais. O paskutinės formulės neberašysiu, nes visas šitas raidės jau kaip ir žinai. Šita formulė yra realus šiluminio variklio naudingumo koeficientas. Tai A su apostrofu reiškia realus naudingas dujų atliktas darbas, o Q1 reiškia visas šilumos kiekis, kuris turėjo būti įdėtas į tą variklį ar mašiną ar turbiną ar kažką, kad šitas procesas apskritai vyktų. Dabar kodėl čia yra Q1, o ne tiesiog Q, nežinau, bet aš manau, kad todėl, kad toje praeitoje formulėje ten yra T1, kuris reiškia temperatūra įeinanti į variklį. Tai čia tas pats Q1 turbūt reikštų šilumos kiekis įeinantis į variklį. O kodėl jisai parašytas modulyje, nuoširdžiai aš nežinau. Jeigu kas nori žinoti, tai duokit man žinoti. Bet tiesiog, jis turi būti teigiamas ir viskas. Tai va tiek iš šiluminių reiškinių.